studentai negali gaminti pagal receptų knygą, nes ten kiekvienas receptas prasideda fraze. Paimkite švarų indą. Taip. Geras. Jo. O žinai, kaip yra čigoniškų barščių receptas koks? Nu, sakyk. Paimi puodą barščių, pavagi. Čigoniškų barščių. Ok, einam toliau. Geras. Merginos, atsiminkite, čia moko vyresnė moteris, geriausi kontraceptikai tai akiniai ir dantų kabės. Sauliau, tu arti šito? O ja, beveik. Ar kabės įsidėsi? Tik trūksta. Viskas bus gerai. Vyras su šitom priemonėm. Kontraceptikas. Nuostabu, eiliuotas anekdotas. Wow. Ir labai į temą orų prasme. Orai man šaukia, nusipirki naują paltą. Alga atsako, ne taip ir šalta. Nėra taip, kad jau šalta labai. Geras. Šitas neblogas. Šiaurės taigoje vyras laikomas blaiviu, jei gali už nieko nesilaikydamas tvirtai gulėti ant žemės. Oi, koks gerulis. Nu, tik pradėjau ateidinėti po truputėlį žiema, iškart pasipylė būtent tie anekdotai. Mano dar vienas apie tai. Nu, sakai. Žodžiu, vyrukas susiranda internete, nu, tipo ten intimus dalykai telefonu. Nu, galvoja, ne taip ir brangu, 3 litai minutė. Skambina. Aliuo, atsiliepė tokia moteris. Taip labai tartinai šnekanu, bet bala nematė. Paskambinau. Nu, tai aš dabar, klausai? Nu, klausau. Nu, tai va dabar aš nusivelku kelnes, nusivelku kelnes, nusimaunu vieną kojinę, klausai? Taip, nu, klausau. Va, antrą kojinę nusimaunu, trečią kojinę. Klausai? Nu, klausau. Ketvirtą kojinę. Tas, klausyk, kas čia tau yra? Kur čia tų kojų tiek daug? Ne kojų, viskas pas man normaliai 2 kojas, tik aš dabar šiuo metu laikinai Norvegijos šiaurėje gyvenu, šalt čia pas mus. Geras. Ok. Čia tai skambutis. O čia tau ir telefonu. Merginai pasisekė, ji buvo jau su antrankiais dar prieš tai, kai policija pradėjo supti viešnamį.